Kaip tai žmonės sako, kad senoviai, antikos laikas žmonės didikų prašydavo dviejų dalykų. Tai yra duonos ir žaidimų. Tai va šiandien taip mes ir darysim. Labas visiems, sveiki atvykę ar sugrįžę į mano kanalą ir jau kaip matot, šiandien bus visai ne kelionių vlogs ir ne kažkokios apžiūros, apžvalgos ir panašiai. Tai šiandien mes išbandysim ko jau žiauriai seniai norėjau padaryti. Jau 2016 metais buvo paplitis toks kaip ir žaidimas ir YouTube'ai tikrai buvo nemažai vaizdo įrašų, kur žmonės iš įvairiausių produktų pasidarydavo picą. Tai va šiandien mes irgi bandysim, trauksim lapelius ir pagal to skaičiuko mes bandysim pasidaryti picą. Tai jau labai sena norėjau, kaip ir minėjau, šitą išbandyti ir bandžiau kalbėti savo partnerį, kad būtų smagiau ir įdomiau, bet jis sakė, nenori. Nenoriu, aš tikrai noriu. Va, šiandien kažką tokia smagus nuveiksim, kad ne tik būtų daug kalbų, bet ir kažkokia veiksma. Tai va, nieko nelaukiant, man atrodo, mes galim šokti į video, į to arba apsinuodės, arba bus labai skan etapo. Tai va, važiuojam. Labai greitai, labai trumpai, prabėgiam pro produktus ir jeigu jums atrodo, kad čia yra tik maistas, aš turiu vieną tokį imposterį, tokį nekaltą dalyką – dantų pastą. Aš nežinau, ko aš savo galvoju, bet kai rankos produktas atrodo visai fain. Bet kai dabar sėdi prie stalo su tuo produktu, visai ne fain. Turim dantų pastus, turim teriyaki, turim jalapieną ir ačiū dėdei už nuostabi, nepakartojama aštris traškutis. Ir man atrodo, aš jau randu, kur juos išnaudoti. Aišku, turim sausų pusryčių, turim braškių, bananą, sūrę, pomidorų, graikišką jogurtą ir visų kitų dalykų. Ir čia mano uošvienės tobulai padaryts ir žiauriai skanus dalykas, tai yra spanguolių uogienė. Manau, nieko nelaukiant, galim pradėti ir šiaip iš tikrųjų norėčiau gal pradėti nuo pomidorų padažą, kad ypa būtų toks kaip ir pagrindas. Čia, aišku, kadangi dabar yra skaičiuks, tai mes jį vis tiek trauksim, bet pradžiai norėčiau užsitepti pagrindu. Tarp kitko, šito paploti picos nusipirko Rimi, čia tipa itališkas ir jo, žiauriai patenka, jeigu mėgstat kažko picą, greitai susimėt virš, sykė 10-15 minučių, viskas ir jau turi picą. Čia va tepsim padažiuką. Aš net šiandien gražiau apsivilkau, nes jeigu grįž mano partneris ir matės, ką man blogai ir aš apsinuodėjęs, kad ant gražiai atrodyčiau. Bet kas tai gali būti gražus, kai atrodo kaip praga. Tikiuosi neapsivemsi ir bus viskas labai fain. Va įsitepam pagrindą, aišku, galėtume dar užsidėti sūrę, bet paliekam intrigą. Na va, padažą kaip ir jau įsitepam ir iš tikrųjų galim pradėti etapus lapelės. Tai va. Va jau prasideda. Gerai, kad nežinau, koks kaip. Gerai, galėjau biškį didesnį kažkokį indelį pasiimti. Ir laimės skaičiukai teloto yra... Gerai. Aš nežiūrėsiu, aš noriu jum parodyti. 13. Ne. O, galvoju, jau dantų pastas bus. Reikia susirasti skaičiuko 13. O, va. 13. Kaip mane myli uošvienė. Ir aš myliu jos. Žiauriai skanios spanguolių uogienė, bet tikrai ne ant picos. Nežinau, iš tikrųjų yra 15 lapelių, 15 produktų. Ir masto, kad galėsim panaudoti, koks 7 produktus, kad nepersikrauti. 6-7 produktus. Tai va čia yra pirmas mūsų produktas ir jis bus spanguolių uogienė. Kodėl aš taip šlykščiu, aš šiaip labai skanu. Gal ir atrasti naują kažkokį skonį, pavyzdžiui. Gal aš galėsiu dėti patentą ir pavadinti. Skani ragana. Tarp kitką, nepaisant tą, kad mes čia sudėsim vis tos produktus, ar jį bus skani, ar neskani, aš pasižadu savo nuryti bent vieną kąsnį. Įsitempiam spanguolėm. It looks like you're enjoying yourself. Oh, yeah, that looks like you're enjoying. I'm okay. Šiaip žiauriai skanio uogienė. Išvis dar irgi nėra taip blog. Ir traukiam kitą.
Nieko nelaukiam. Senka laikas. Ir mūsų lapelis yra 8. Ir mūsų produktas yra teriyaki. Kas čia per sriub kažkok dabar bus? Antras produktas ir jau... Gal ant viršus, va. Grina, man atrodo, čia, kai kepsis, vis tiesiog išteš, nes toks sriubienė bus. Na, bet važiuojam. Dar vienas, trečias produktukas. Oi, netgi to. Tikrai reikia nuo šitą. Numeriukas 14. Ir 14 turim. Aš nebejoju, kad 14 bus. Oi, kumpelį turim. O dabar susipjaustysim už kadrą. Juostelėm tokiom pasidėliuot. Šiaip iš tikrųjų netip jau ir baisiai atrodo ta pica. Gal ir visai nieko, ką žinau, saldžiarūgštė, kinietiška. Tai va, toliau jamam lapelis, nelaukiant. Maišam. O, vėl. Iškrito. Tikrai reikėjo didesnio dubenėlę. Ir skaičiukas yra 11. Ką mes turim 11? Gal aš biškai per daug skystų? O, va. Vėl tas pats mūsų draugas pomidorų padažas. Deda pomidorų padažą šiek tiek. Vienintelis kiečiausias dalykas tikriausiai bus mės. Leidžiu dabar jaučiuosi kaip per kalėdas, kaip trauk lapelį ir įsirengi žmogų, kuriam tu dovanuoji, bet dabar visai tos kalėdos tokios. Nežinau, ar geras skrandžiui. Sekantis lapelis mūsų yra 2. Kas yra 2? O, kaip man sekas, aš tiesiog žiauriai laimeng. Ta prasme, kas gali būti geriau už graikiško jogurto? Šiaip net nežinau, kaip jį čia padėlioti, gal tipo kaip kokį sūrį, va. O keliančių produktų. Dar koks tris uždėsim. Nu va, visai dailiai atrodo. Realiai, jeigu nežinotume, kad čia yra teriyaki, spangolio, ten tas padaž, misytė, nu, tipo misytė, tipo, žinot, ir graikiškas jogurtas, tai visai išvaizdžio. Bet žinot, išvaizd ne visada atitinka skonį. Gerai, trauksim dar 3 produktus, tada kepsim ir valgysim. Iš tikrųjų, tai fain. Va, turim 9. Ir mūsų išrinkę yra pomidoriukai. Negalvokit, kad aš jų dabar neplausiu, aš nueis nusiplauti. Susipjaustysim. Aš tai pagalvoju, jeigu neįsitrauks tos dantų pastos, tai visai skan pic būtų. Pakol kas turim tikrai labai išvaizdžio pizzą. Žiauriai gražiai visai dar atrodo, ne? Čia tipo, vietoj tą graikišką jogurtą atrodo, kad čia koks sūris. Tai va, trauksim dar 2, na gerai, 3 produktus, bet jau čia aišku viskas atrodo griūnai. Dar vienas. Kaip nenorėčiau, kad būtų dantų pasta. 10. Kas 10? Begėt. O, tikrai? Pasakiškas pic ir su skonis, ir su, nežinau, prieskonis. Jau ir su prieskoniukas, jau visai toks. Na, traukiam dado. Aš pasivedžiau sau. Gerai. Žiūrėjom. 12. Kas yra 12? Va. Žirnelį. Žiauriai dera, žiauriai. Tau resim. Iš karto. Papilda picą vietoje agurkų. Mano tėt sakė, nori su manim varyti pizzos valgyti. Tai teta, jeigu žiūrėt šitą vaizdą įrašo, atliekit. Pasidarysim namie. Šiam momentui turim įdomiai atrodančią jau pizzą. Pasibaigė vis grožis, tas meilė šitam vaizdui. Džiaugiuosi, kad nieka tokia baisus. O, va. Ir numeriukas yra... 5. Gal kažkas, kas mėgst labai aštri valgyti ir gali pakeisti, bet man šitie traškučiai tiesiog yra iššūkis, gyvenimo iššūkis. Patrūpins gal net. Ir čia buvo mūsų paskutinis produktas su Chaz Flaming Ghost. Tai va, dabar turim mūsų
galutinė nuostabi pica, skani, graži ragana. Nežinau iš tikrųjų, kaip pavadinti šitą pizzą. Graži ragana, va. Džiaugiuosi, kad nereikėjo naudoti dantų pastos. Neprisilietėm prie tokių produktų kaip jalapens, braškis, sūris, dėja, saus pusryčiai, galės ryte valgyti. Ir jo, tai va dabar eisim išsikepti šito graži ragana kūrinį, mūsų nuostabio pizzutė. Aš tikrai paragausiu. O gal, kas ten žino, bus visai skanu. Einam išsikepti savo graži ragana. Nu ką, ponai ir ponios, neilgai trukus mes sugrįžam su nebe tokia jau graži ragan. Kepant jinai pasidarė visai pasibjaurėtant. Negali sakyti, kepant žiauris skaniai kvepėja. Šiaip iš tikrųjų pagalvojus netgi tas derins, kad buvo ir spanguolių uogienė, ir tas pats graikiškas jogurtas, ir mėsytės. Tikrai pakankamai suderinam. Ir pica nesigavo tok bais. Aišku, nežinau kaip su skoniu. Kažkodėl toks jaudulis kil. Iš tikrųjų pati idėja pasigaminti pico taip va smagiai su kompanijai būtų daug fainiau. Aš net užsidegiau žvakę, kad būtų jaukiau ir romantiškiau išgyventi pirmo karto su tokį šlykštinį. Nu, gal ir bus skani, nieko negali žinoti, gal man labai patiks. Nu ką, gerai, kokį nors mažiausiai žiaurų šlykštų, bet viską turintį gabaliukų paragausi. Nežinau, kodėl taip pykina. Sutarėm vieną kąsnį. 1, 2, 3. Nemeluos, galvoju bus baisiau, bet kadangi aš nesu aštrus maisto, aš mėgstu aštrų maisto, bet tą tokį, jau atrodo visų giminių tuoj sukvies. Tie traškučiai, viską padarant tiek baisiai, bet ne vieno kąsnį, bet gal ir visai viso gabaliuko pabaigs. Žinokit, nemeluos, visai skanu. Aš galvoju, kad dėl video pavyks tipo visai tokio tokio linksmo padaryti, kad kažkokį neskani pizza gausis, bet jinai skani. Jinai iš tikrųjų skani. Aišku, nerizikuosiu visus valgyti, nes pasibaigtų blogai. Prasidėtų pilve uraganus ir man net esparmezanas nebepadėtų. Paplotis pizzas tarp kitką, kuris buvo pirktas iš Rimi. Itališkas, tikrai labai gelbėjo visą situaciją. Išvaizda, nu, nėra labai graži, ne veltui pavadinimas toks, va. Nu, nieko gero, toks jovals, bet skonis nemeluos geras. Tai va, labai ačiū, kad žiūrėjot, tikiuosi tika ir patika, patikėkit manim, aš nesitikėjau, kad pizzas dirbtuvės gausis taip gerai ir tikrai galėčiau patentuoti šitą pizzą, nes ganėtinai skani. Ačiū labai už aktyvumą, už gražius žodžius ir komentarus ir tikrai jie be galo motyvuoja vis daryti kažkoks vis įdomesnis vaizdo įraš. Tai va, tikrai rašykit, ką norėtumėt matyti daugiau. O aš einu išmesti šitas pizzas. Gražios jums saulėtos dienos ir myliu bučiuoju iki kitų kartų. Ciao.